Pirmas etapas sėkmingas praeiti patikrą oro uoste. Man visada yra stresas skrendant, nesvarbu ar tai būtų varžybos ar būtų kelionės. Iki tol, kol oro uoste nepatikrina dokumentų, bilietų, kol nepraeini ir galiausiai neatsisėdi į lėktuvą, vis tiek dar yra kažkokia įtampa, kad jeigu kažkas nepavyks, jeigu kažkokia klaida įsivėlė. Visada dėl to nerimą turiu. Beje, šiandien pastačiau žadintuvą atsikelti 3:30 ir atsibudau 2:30 ir atsikėliau, žinau, kad neužmigsiu daugiau. Tai vėl laiškus atsakiau elektroniniam pašte dar prieš išskrisdamas. Ir dabar 2 etapai jau padaryti už mašinos parkavimą buvo teisingai sumokėta, prisiparkavau ir dabar oro uoste patikrą praėjau, jau įtampa mažėja. Taigi mes čia gyvensime šitame bute. Čia jau, kai mane filmuoja, tai gražiai. Pas mūsų virtuvė. Aš specialiai ieškau vietos, norėjau gyventi ne viešbutyje, kad būtų virtuvė, kad aš galėčiau pasigaminti. Nes prabangiai yra ir šaldytuvas, ir viryklė. Mūsų dušas ir tualetas. Ir mūsų miegamasis. Puiku, ir šitoj gatvėje visai arti yra ir kavinė, tai tada viskas, ko mums šiandien reikia, jau viską mes turime šalia. And you have fresh bread. Fresh bread. Only white, no brown. No brown, Healthy. white, yes. With oil, extra vergine or sin. Show me. With extra Allora, with olio, No. no? Sin olio. No. You will extend it, but... Обов'язково. Ilka labai norėjo pažiūrėti į šitas prabangias visas parduotuvės, kur aš labai keistai jaučiuosi. Pas mano šitas džemperis yra turbūt 6 metų senumo. Kai aš pasižiūriu savo senesnės nuotraukas, kur aš keliavau seminarus vesti į Norvegiją, Švediją, Angliją, aš visur su šito džemperiu. Užtrauktukas visiškai sugedo jau, dabar jau priverstas po 6 metų pakeisti. Oho.
Taip. Kadrienyte. O koks surprizas? Koks surprizas? Pamatysi, bus keli surprizai. Nu. O. Labas rytas iš Milano, išėjau iš mūsų apartamentų į kavinę, paimsiu kavos. Jeigu jūs galvojate, kad Lietuvoje labai šalta ir dėl to yra labai blogai, tai Milane dėl aukštų elektros energijos kainų, namų bent jau kaip sakė būto šeimininkė, kur mes būtą nuomojamės, jie tą būtą šildo labai kukliai, šildomas yra kondicionieriais ir netgi kondicionieriaus pultelių mums kaip nuomininkams nepalieka, kad jie patys galėtų reguliuoti, kad mes per daug, per šiltai čia savo nepasidarytumėm, kad daug didelių sąskaitų neprisuktumėm. Tai vargu ar būti yra plus 18 ir aš taip, kaip dabar esu išėjęs į gatvę su džemperiu ir po apačia kitų džemperių ir matote, man iš burnos kyla rūkas, tai būti yra, būnu taip pat apsirengęs. Dabar einu kavos. Laukiam autobuso ir važiuosiu svertis. Šiandien dar irgi nieko nevalgiau, tik baltyminį kokteilį išgeriau. Šiandien nesijaučiu, tiesą sakant, silpnai ar blogai, nes naktį gerai išsimiegojau. Vakar anksti atsigulėm, 9 atsigulėm ir aš po 3:30 atsibudau. Mano toks jau režimas turbūt per pastarąjį mėnesį susiformavo, bet tokiu metu atsibudęs jau gerai jaučiausi pailsėjęs. Ir kavos dar juodos išgeriau, bet tas raudonas pastatas yra mūsų apartamentai, o čia va yra kavinė, kur galima kavos išgerti, tai patogu labai. Čia žmona Ilka. Na, įlindau į svorio kategoriją ir reikia pripažinti, tai iš tiesų yra stresinis dalykas, nes galiausiai ruošiausi šitoms varžyboms viską sudėjus kartu paėmus ir tas varžybas tarpinės, kuriuose dalyvavau 18 savaičių ir jeigu dabar į svorį neįlystum, tai būtų didelis apmaudas ir dėl laiko praleisto, ir dėl pinigų išleistų šitam pasirengimui ir kelionėms. Prieš mane buvęs vaikinas, kuris irgi Classic Physique ketina dalyvauti, jisai neįlindo, jisai svėrė 1 kilogramų per daug ir tada pabandys grįžti 6 valandą vakaro, dabar 11 valandą svėrėmės. Už manęs dar didžiulė žmonių eilė, kurie irgi sversis ir ta eilė tęsiasi, dar prieš mane buvo didžiulė. Dalyvių skaičius bus milžiniškas.
toks įdomus jausmas po, man atrodo, 3 valgymų, kurio beveik 18 savaičių nebuvo, kai vaikštai ir nori vaikščioti ir džiaugiesi, nes pagaliau turi energijos, nes tas visas 18 savaičių, jeigu eini kažkur, tai eini dėl to, kad reikia ir prisivertinėjai koją už kojos statyti, na, ypatingai paskutinėmis savaitėmis, kai būni pavargęs, o dabar vėl atrodo, kad gyvenimas yra malonumas, Vailka vis randa kažkokių kulinarinių stebuklų. Aš nuo jų dar turiu iki sekmadienio susilaikyti. Parodysiu jums. Rytas prieš varžybos rytoj. Pavalgiau pusryčius, antrus jau dabar einu į kaiminystę, į kaiminę kavinę paimti kavos. Žmona užsakymą davė. Kai pradėjau valgyti, jau šilta. Varžybų dienai paėmiau ryžių. Šiandien mano jis vadina tarp vakar dienos virimo ir rytojaus varžybų. Ir dabar jau kai tokia gera savijauta, kai esu pavalgęs. Ir oras man, tiesą sakant, labai patinka. Man patinka šaltis labiau negu karšta vasaros diena. Man yra patogiau ir aš geriau jaučiuosi, kai reikia šiek tiek daugiau apsirengti. Ir tada, kai man šiek tiek vėsu, ir tada aš jaučiuosi šviežias, aš netaip smarkiai pavargstu kaip karštą dieną. Ir beje, riebalų daugiau organizmą šaltyje degina, kas vis dar aktualu iki rytojaus. Kaip tiramisu. Tik tai su kava čia. Dar vienas mano valgymas jau ir alkanas pasidarė ir šiandien tikrai šalta vaikščioti lauke. Fermo lì, ai piedi del ragazzo. Questa è la shirt così. Very nice, yes. Questa ho cercando un maglione. The shirt you can either try in that color or like this. Also very nice. That type of color. Oh, this for Christmas would be great also. Oh, that's very nice. Very nice? Extremely nice. Okay. Oh, finally, you look like a man. Oh, this is pants. Do you have a shirt like this, or a shirt? No. A scarf? No. A hat? No. No? No. Oh. No. Oh, but that sweater looks amazing on you. Yes, so this way.
This is good. Yeah, it's your size. I need to catch it before. Turn to me a bit. Yeah, it shouldn't be bigger, otherwise it will be hanging. Yeah, it still has it. Yeah, lots of room. Very good. Perfect. Vienai kartu lauktuvų, tai kad buvo tokia gera, tai daugiau manęs laukia. Tašė su tiek daug kryžių. Tai kokia nuotika? Jeigu daug kryžių, tai turbūt geras, bet... Gerai nusteikęs dabar pirmą kartą šį sezoną, kai laukiu varžybų, nes visas iki tol buvusias dalyvau dėl to, kad reikėjo, arba buvo repeticija, arba reikėjo dėl formalių priežasčių, dabar pirmą kartą iš tiesų jau laukiu. Tai gerai, sėkmės tau. Pagaliau varžybų diena, iki šio momento viskas klostėsi gerai, ryžiai išvirė gerai, taksi atvažiavo laiku, grimą gerai uždėjo, nieko nepamiršau, viską su savimi turiu, dabar jau telieka išlaukti lipimo į sceną, nuotaika irgi gera. Aš tiesą sakant, tik dabar jau pradedu jaustis nusiraminęs, kad ir viskas gerai gavosi, aš padariau, ką galėjau. Ką galėjau turiu omeny, kad derindamas pasirengimą prie gyvenimo ir nepaukodamas gyvenimo, arba ne per daug paukodamas santykių su artimaisiais, su pirmoje vietoje su dukryte, su žmona, su tėvais. Kiekvieną savaitę, vieną dieną per savaitę gyvenau normalų gyvenimą, važinėjau į Ignaliną, į Palūšę, tam, kad pats nesijaučiau kultūristų ir nejaučiau, kad rengiuosi varžyboms ir kad mano artimieji taip pat turėtų normalų gyvenimą šalia manęs arba su manim gyvendami.
now to 273 Andrews Mario Cavizio. Paskutinė valgyma. Ryžiai su vištienos. Dar vienas liko. Per šį kelionę. Dar vienas liko ir man tikrai labai skanu. Labai išalkau, nes ilgai laukiau. Man turėsi pristatyti dabar, kokie čia dalykai manęs laukia. Aš jau pristatau tavo žiūrovai. Tai va, taip, prieš tave yra lazanijos. Čia itališkos lazanijos. Tada prie manęs yra rikoto su ryžiais. Tada čia yra vegetariškos lazanijos su baklažano, labai skanu. Ir ten nepastebėjau, kad ten irgi yra vegetariškas. Su sūriai ir su jų vietinė makaronė, rankų darba ir su brokolis ten, man atrodo. Nu, lazanija bus skaniausia, rikoto, man atrodo, irgi bus labai skanu. Ir šitas man yra pats skaniausias patiekalas Italijoje. Nu, tai už tavo išvermės, už tavo pergalę, tai šaunuolis. Gražiai pasakyk. Parodyk, ką tu čia padaryti. Čia sugimą diena. Rankytę. Ačiū. Spūsti. Nu, dabar skaičiuojam ir 1, 2 ir pus. O, ko jūs Ačiū.